Važiuojam Baltijos šalių orientavimosi čempionatą. Plius tramdu, nežinau kaip reikės važiuoti. Saulė išeini ir apšylė. Pusvalandžio startas, žiūrėsim, esam Kulautuvoj prie Kauno. Aš važiuoju ir nuo to karščio jaučiu, kad visiškai kojas nesisuka. Bet čia tik pasiteisinimai, jeigu nepaeitų varžybas. O, blemba, aš didento neįsijungiu. Startuojam čempionatą, iškart lekiam į mišką, single tracką, po to bandau prasibrauti į priekį šiek tiek, kur galėjau, čia prie punkto su Jūrų Zaliausku biškiu užstringam, čia Latvijas biški sutrukdo ir varom toliau, visokios ten prasideda toliau kvartalinės, buvo ganėtinai nemažai vietų, kur buvo galima kirsti mišką, buvo galima tą daryti ir kampus pakirtinėjau, tai čia paėmu punktą, visą ten, matau, kad visas traukinys už manęs varo, čia išlekiu tada prie sodų, mačiau, kad ganėtinai didelis keliukų tinklas, tai važiavau palei sodus biškai lengviau, tada buvo 2 žemėlapiai, reikėjo žemėlapį pasikeisti. Ir vėl, vienas iš pavyzdžių, kaip atrodo tas kirtimas, kai kiaurai važiuoji čia prie visokius krūmus, žoles, grinai pajauti kryptį, kur tau maždaug reikia ir leki. Ir čia vienas iš lemiamų punktų, nedirbo stotelė ir reikėjo naudoti komposterį. Niekad gyvenime tuo komposteriu mechaninį nesu naudojęsis, čia turbūt labai senais laikais buvo naudojami jie orientavimosi varžybose, tai teko panaudoti, nes dalyviai, jeigu nedirba pagrindinė stotelė, turi atsižymėti su kažkuo kitu. Tai arba būna papildoma bėgiminė stotelė dar pastatyta, arba tas komposteris. Tai buvo labai nepatogu. Čia vėl antrą kartą 2 stotelės galbūt nuo karščio ar nuo kojos iškepė, nedirbo ir reikėjo pasižymėti. Tai žiūrėjau po to, aš apie 55 sekundės sugaišau su tuo žymėjimu, su tuo komposteriu, čia kaip trulikė, tokiu prasimušti reikėjo žemėlapį. Čia irgi su Svajūnu Ambrazu per Šabakštynus varom, tada jau išlėkiu čia į finišą, ten vienas Latvis su Lenku, galvojau dar pavysiu juos, bet nelabai gavosi, sufinišuoju ir... Kitos pusės labai gerai matosi, kitas čia. Gerai, 13 nesuskaityk. Dar galimai gal ir nugalėjai. Tiek buvo diskvalifikuotų. Nu ką, žiauriai įdomu, kaip bus su rezultatais, nes labai daug diskvalifikuotų, kadangi 2 stotelės nedirbo ir reikėjo su komposteriu žymėtis rankiniu. Ir labai daug dalyvių nesižymėjo. Perkūnas.